Tai laba diena visiems. Labai smagu, kad jūsų čia tiek daug. Natalija, iš karto labai puikiai, gerai žinai. Aš iš tikrųjų sveiki, dar kartelį sveiki. Iš tikrųjų galvojau, kažkaip reikės turbūt reikės pristatyti dalyvius, bet labai ačiū organizatoriam, kad šitą taip sakant, darbą už mane jau padarė. Tai džiugu, iš tikrųjų labai džiugu visus jūs matyti ir labai džiugu jūs abu matyti šitoje diskusijoje. Aš manau, kad mes turėsime labai neblogą pokalbį apie tai, kaip vis tik tai santykiauja ta e-komercija su logistika ir pristatymu. Ir kaip suprantu labiau, kaip čia tie influenceriai pagadino visą dalyką e-komercijoje, ar ne? Vat čia šitą turbūt pabandysim atsakyti, galbūt čia Saulius galės atsakyti, ar pagadino, ar pagerino iš tikrųjų. Manau, sumaišė vandenis. Bent jau tiek tikrai. Tai gerai, gal tada labai ir netemdami galime pradėti, nes iš tikrųjų turiu pasiruošęs ir klausimų. Aš stengsiuosi labai paprastai, intuityviai atsakyti į jūsų klausimus ir tikiuosi, kad visiems labai paprastai suprantamai, be kažkokių tais didelių epitetų ir frazių. Labai gerai. Tai tada gal ir pradėkime. Tai pirmiausia, aišku, klausimas, aš norėčiau pradėti klausimus nuo Natalijos. Faktas. Esi viena žymiausių Lietuvos atlikėjų. Žinomas veidas. Visur tave matom. Matom televizijoje, matome portalų pirmose puslapiuose, didžiausiose scenose Lietuvos. Kaip taip nutiko, kad tavo gyvenime iš tikrųjų atsirado e-komercija? Ir kodėl? Nutiko karantinas. Ir aišku, turbūt atsiminsite, kad šalia dainavimo pas mane visada buvo toks nedidelis gėlių versliukas, kuris gyvavo pas mane Facebook'e ir mano draugai, kurie su e-komercija susiję buvo, sako, žinai, reikėtų į svetainę visą tai perkelti, nerimta, atrodo, kad tu Facebook'u pardavinėjai tas gėlytes. Ir įvykus karantinui, nutrūkus visiems koncertam, atsirado laiko ir tuo pat metu ėmėmės kurti pačią svetainę. Per kelis mėnesius taip gavosi, kad ta svetainė atsirado. Taip pat prie viso jau sugalvojom pavadinimo Home Decor by Natalija Bunkė. Ir sugalvojom, kad dar bus ir kai kurių kitokių dekoro elementų, kuriuos mes gaminomės Lietuvoje, kažką siuvom, įvairūs padėkliukai, žvakės, kvapai namų, bet tai gaminome patys. Ir pagalvom, kad vis dėlto jau, kad turim svetainę, reikėtų ir svetimų produktų, ar ne, ieškotis tiekėjų ir svetimų produktų turėti. Tai taip mes pradėjome, aš taip nepameluosiu, nuo 40 000 koncertinių pinigų pradėjome verslą, kuris kiekvienais metais dvigubėja. Čia turbūt irgi ta pamoka vis tik tais, kad pati paminėjai 40 000, tai pinigai pradeda daryti pinigus galiausiai vis tiek, bet kokiu atveju. Jeigu kažkaip, aš sakau, aš turbūt šiaip irgi, kadangi skaičiau šiek tiek klausimus, ruošiausi truputėlį, tai galiu atsakyti, kad aš turiu labai gerą intuiciją, ko daryti ir ko nedaryti. Galbūt ten neskaičiais vadovaujuosi, o būtent savo intuiciją. Reikia šito produkto ar nereikia jo mūsų šopo? Jo, čia turbūt ir bus tas kitas klausimas, prie kurio prieisime, bet dar norėjau tavęs paklausti, o nes dabar tu papasakoji viską labai fainai ir mes suprantam, kad tai iš tikrųjų labai sėkmingas tavo verslas dabar yra šiai dienai. Kurioje vietoje pats verslas ir e-komercija dabar po visų karantinų sugrįžo, juk būmino visi koncertai, visi renginiai, viskas dabar yra visiškai, taip, hype, taip vadinama, visas tas socialinis gyvenimas. Kurioje vietoje e-komercija ir parduotuvė ir šitas verslas yra tavo gyvenime? Šiuo metu? Šiuo metu. Kadangi po karantino taip irgi įvyko, kad tapau areninė atlikėja, o prieš tai tikrai nebuvau. Ir vienas verslas, nes jie atskirti yra, ir vienas verslas, ir kitas verslas, kaip ir visai nemažas pajamas man neša, bet jeigu taip jau širdyje, man visada muzika, bet į darbą kiekvieną dieną noriu eiti, nes, fainai. Šiaip labai turim gerą kolektyvą, čia tas yra tikrai labai svarbu ir mes kiekvieną dieną ten kažką tais naujo, įdomaus nuveikiam. Tai darbas šventė iš esmės. Taip, aš pasidaręs savo gyvenimą tokį, kad man kiekvienas mano darbas būtų šventė, leidžiu savo nedirbti darbų tokių, kurie man nepatinka. Na, čia tikrai puiku.
Jo, plojimų verta tikrai, aš manau. Gerai, tai darbas yra šventė. Šitas iš tikrųjų labai smagu. Man įdomu dabar ir kitas dalykas. Tu šiek tiek užsiminiai, kad tu į tai žiūri, na, kaip į šventę, kaip į malonumą, ne, tas visas tavo veiklas. Tai kas Aš labai pergyvenu, jeigu kažkas nepavyksta, taip tikrai būna. Ir man būna, šiek tiek išgyveni, bet tada imi kažką tais kito padarai. Vėlgi mes labai, žinote, e-komercijoje mes priklausome nuo akcijų, ypatingai, kai visa tai yra paremta Instagramo, ar ne, socialiniais tinklais ir reklama, kurią kiti galbūt verslininkai pirktų, pas mane ji, na, sakykime taip, ar ne, kabutėse yra nemokama ir aš galiu būstinti ją, dėti jos daugiau. Jeigu turim kažkokią akciją, tai aš galiu būtent, kaip čia, paremti ir visą dėmesį skirti būtent tai akcijai ir padaryti didžiulį burbulą būtent tai prekiai. Ok, tai iš principo tavo žinomumas, tavo kaip atlikėjos, kaip žinoma veido, kaip nuomonės formuotojas turi didelę įtaką. Ar aš klystu taip sakydamas, kad turi didelį įtaką tavo e-komercijos jau verslui? Tai turi turbūt didžiausią įtaką, žinomumas. Viską, ką išvardinai, visa tai yra sėkmės garantas. Tai yra žinomumas, nuoširdumas žmonėms, nemeluoti jiems. Aš labai stengiuosi apie kiekvieną produktą, aš net kažkaip save paanalizavau kažkada ir galvoju, aš darau storius ir aš pasakoju, koks tas tušas yra, ką jis blogo daro, o jūs tada jau nuspręskite, ar jis jums reikalingas ar ne. Nors akcija yra 1+1 ir tikrai masinanti pirkti kiekvieną. Atrodo, nu gerai, tai pasimsi tą tušą, tai dar ir draugiai padovanosi. Tai aš pasakau, kad žiūrėkite, jis dažo, va štai taip, gal čia koks minusėlis bus, bet jis, pavyzdžiui, jūs juo dažysitės 4 mėnesius. Tai va jūs čia ir nusispręskit, ar jūs norite to tušo ar ne. Tai aš pastebėjau tą, kad aš mėgstu žmonėm pasakyti parduodamo daikto minusus. Ir aišku, žmonės nenusivilia ir jie grįžta ir grįžta ir grįžta. Ir man dažnas būna toks feedbackas atgal iš žmonių, kad jie dažnai tą daiktą įvertina labiau, negu aš apie jį pasakojau. Tai iš principo toksai, na, kaip ir žinutė, kurią galima išsinešti iš šito konkrečiai momento, tai gerbėmieji, nuoširdumas. Tai yra svarbu. Svarbu labai paprastai irgi pastebėjome, kad reklamos, kurios yra labai paprastai pateikiamos, nereikia kažkokių profesionalių reklamų daryti, filmuoti, samdytis asistentus ir filmuoti kažkaip tais labai profesionaliai, nes tokios reklamos veikia žymiai mažiau negu paprasta iš virtuvės nuoširdi pyrago kepimo reklama. Taip, tai iš esmės būtent tas nuoširdumas ir žinomumas tavo tikrai šitoje vietoje veikia. Gerai. Kitas klausimas, kita tema. Minėjai tai, kad iš esmės darai tas būtent reklamas per socialinę mediją, nuoširdžias reklamas, pasakoji galbūt net ir apie minusus produktų, kuriuos siūlai. Kaip yra su pardavimu ir užsakymu sezoniškumu, ne, su tais pikais? Čia gal pirmiausia, aš noriu Natalijos dar paklausti ir po to iš karto pereisiu prie Sauliaus. Ar tu jauti tą sezoniškumą, pirmas klausimas turbūt, ir kaip tu su juo tvarkaisi? Kalėdos ateina. Tai ruošiamės visada, aišku, verslui jau yra, dabar galvoju, kiek čia 5 ar 4 metai? Kiek? 4. Bus 5. Tai šiaip stengiamės kalėdom pasiruošti ir dažniausiai kalėdinių laikotarpių, kai jisai jau įvyksta, mes esam viskam pasiruošę. Tai yra įvairios pakavimo priemonės, būnam užsipirkę jų daugiau, susiderinę su visa logistika, kad nekliūtumėm ir per kalėdas dažniausiai yra lengva mums, bet mes prisidarom ir kitų burbulų savo, tai kartais, aišku, nepasiruoši ir jeigu nepasiruoši, tada kliūni, tai čia tokios pamokos visada mokaisi ir... Ar galbūt, čia mes prieš einant ant scenos iš tikrųjų truputėlį irgi pakalbėjome, kad
aš žinau, pas tave, reiškia, yra prekes, na, tu jas turi realiai, čia nėra elementų. Mes turime patys savo sandėlį, dabar jau didesnį šiek tiek ir turime paletinį atvežimą išvežimą. Kuo seniau neturėjome realiai DPD, rankutėmis siuntas išnešinėdavo, tai būdavo tikrai labai apsunkinanti detalė, kalbant apie... Tai irgi turbūt tam pasiruošimui, iš esmės padeda šitoje vietoje, kadangi yra žymiai greitesnė ta grandinė. Tai tuo pačiu tada klausimas iš karto ir Sauliui. Sauliau, kaip yra pas jūs su pikais? Kaip jūs jiem ruošiatės? Ar tai yra, na, tos didžiosios šventės, ne? Tai yra Kalėdos, tai yra galbūt, nežinau, nauji metai, po to, kas dar, kas toliau? Čia iš tikrųjų labai įdomi tema, nes kaip tik ruošiant iš tam susitikimui, vakar turėjom jau pirmus pasiruošimus, tai yra jau pradam ruoštis pikui. Reiškia, pas mus pikas prasideda ne gruodžio mėnesį, o prasideda jau dabar, nes tu turi susidėlioti visus žingsnius, ką ir kaip reikia padaryti. Ką Natalija gerai paminėjo, elektroninė komercija, viskas tvarkoje, pardavimai, bet logistika yra neatsiejama dalis. Neatsiejama dalis viso pardavimo, nes pirkėjas, kuris perka prekes, jisai nusiperka elektroninės parduotuvėje, o kada jis ją paima, tada, kai mes ją pristatome. Tai turbūt visas tas procesas nuo pardavimo elektroninės komercijos e-shop'e pasibaigia tada, kai pirkėjas gauna prekes namuose ir dar paskutinis žingsnis yra tada, kai jis apsisprendžia jį pasilikti. Nes jūs žinot, kad yra galimi grąžinimai ir panašiai. Tai pikai, kas yra įdomu, kad prieš kokią 10 metų mes turbūt jau ruošiamėm šitim pikam visiems ir kiekvieni metai vis turi kažką tai naujo pateikę. Ir jeigu pasižiūrėjus, turbūt prieš kokius 5-6 metus mes visi kalbėdome apie Kalėdas, nes Kalėdos buvo tas laikotarpis, kai visas bumas, visi apsipirkinėja, mums logistikoje bumas yra paskutinės 2 savaitės, tai prieš kokius turbūt 4-3 metus pasikeitė situacija, bumas prasideda jau su Black Friday, turbūt Natalija irgi taip pat. Nuo tada realiai ir prasideda, bet aš tai pažymėčiau tokį vieną aspektą, kuris mano manimu yra didžiausias trukdis logistikoje, tai yra šaltis. Tai čia iš karto keblumai ir kyla. Vėlgi tom turbūt tiem burbulam, ar ne, kalėdiniam laikotarpiu mes visi pasiruošiam. Tai kalbant, nes mūsų darbas pasibaigia tada, kada mes supakuojame siuntą ir atiduodame ją, ar ne, vežėjams. Ir jau tada čia priklauso nuo to, kiek tu artimas esi su savo vežėjais visais ir kaip greitai gali sutvarkyti įvairiausias bėdas, o jų kyla tikrai labai labai daug. Tai tas 24/7 irgi yra labai svarbus dalykas. Tas svarbu, bet turbūt ne šaltis, kiek mums trukdo labiausiai, bet trukdo turbūt sniegas ir panašiai, kur užpusto visus kelius. Kelininkai visą laiką nebūna pasiruošę, bet... Ai, tai kalti kiti. Čia randam. Bet problema turbūt yra kiemai, visokie neįvažiuojami ir panašiai. Tai su šito lygtai irgi bandom tvarkytis, bet tu nieko nepadarysi, yra kaip yra. Ir pikas, kas įdomiausia, dabar, ką aš prieš tai paminėjau, ką ir Natalija sako, prasidėjo su Black Friday, bet ką mes pastebim, kad prasideda ir prie Black Friday. 2-3 savaitės jau prieš. Tai vadinasi, pats pikas prasideda jau lapkričio pradžioje. Ir labai gera pastaba buvo Natalijos, kad turi būti komunikacija. Tarp logistų komunikacija ir tarp elektroninės komercijos. Mes visuomet irgi vienas iš užduočių mūsų būna prasidant pikui kalbėti su klientais, susirinkti informaciją, kokie tikėtini pardavimai, kaip skiriasi nuo praėjusių metų, nes reikia planuotis resursus. Taip, ir va čia labai geras, iš tikrųjų gera mintis ir tema. Tai mes kalbam, kad dabar egzistuoja tie pagrindiniai pikai, tada egzistuoja tie jau pre-pikai, ne? O kaip, gerai, Natalija yra žinomas žmogus ir sinaudodamas savo įtaką socialinėse medijose viešumoje, jinai pradeda, kaip čia, daryti burbulus, daryti piką pati. Kaip šitoj vietoj tvarkos iš tikrųjų logistika ir prekių pristatymas, kaip jūs iš to tvarkotės, tuo labiau, kad, Natalija yra viena, bet galbūt yra daugiau dar tokių žmonių, kurie gali sukurti iš tikrųjų tos pikus nepriklausomai nuo sezoniškumo. Čia turbūt panaši situacija, kaip vyksta po vasaros grįžtam visi į kelius, ne?
prasideda pikai, prasideda kamščiai ir panašiai. Tai kai mes turime vieną situaciją, sakykime, vieną burbulą, ką paminėjo Natalija, kaip ir problemos tame nėra, reikia, aišku, tik tai susiderinti, kaip ir kada, kokiais kiekiais mes surinksim visas prekes, nes čia yra tas butelio kakliukas, toliau viskas pasiskleidžia tinkle, ne? Nes pas mus yra tokia 3 dalys. Viena yra surinkimas, išvežiojimas tarp miestų, išrūšiavimas be abejo ir tada pristatymas. Tai pristatymui turbūt vienas burbulas niekada nepadarys įtakos, bet jeigu paimsime vieną burbulą, 2, 3, 4 vienu metu, natūraliai pradeda situacija keistis, resursai jie yra visuomet riboti, tai yra suplanuoti. Ir tu negali taip atėjęs pirmadienį į darbą sakyti, turėsime 2 daugiau turbūt siuntų, negu turėjom ir jūs privalote išvežti, nes mūsų įsipareigojimas yra kita darbo diena. Tai labai teisingai Saulius sako, realiai vis tiek tu numatai tą savo burbulą, ar ne, ir visada ruošiesi ir visada kontaktuoji su vežėjais, kad žiūrėkite, išvežti reikės ne ten N siuntų, o K siuntų. Tai tiesiog visą šitą dalyką apsitari ir nėra neįmanomų dalykų. Teisingai. Komunikacija yra svarbiausias dalykas. Kaip ir žmonės kalbasi ir randa sprendimus, taip ir įmonės randa sprendimus. Ok, tai o įdomu, kaip pažda klientui. Klientas, ne? Čia toks ekspromptinis klausimas. Klientas, piko metu, sukurto, sakykime, piko metu klientas negavo siuntos. Kur jis iš tikrųjų pirmiausia, kam reiškia, kas gaunat iš jūsų pretenzijų? Pirmiausia, mums rašo ir tada jau vėlgi žiūrime, kur ta siunta yra pakibusi. Būna tokių dalykų, kai, pavyzdžiui, pas mus yra burbulas ir mes nespėjame, tai aš vėlgi komunikuoju per tą savo kanalą, kad štai turime didelį apkrovimą, jeigu galite, luktelkite, vėlgi motyvuoti labai gerai klientus galimom gaunamom nuolaidom. Ir taip toliau, jeigu jisai sutinka palaukti siuntos, tai visada komunikacija su klientu yra tikrai labai svarbus dalykas. Supratau, komunikacija yra, reiškia, raktas iš esmės. Ok, o kurioje vietoje tada šitoje visoje sinergijoje jūsų, ne, kaip vis tik tais, parduotuvės, ne, pardavėjo, produkto tiekėjo ir paslaugų pristatymo logistikos, kurioje vietoje yra tas, sakysime, kliento, kaip čia pasakyti, pakuotės poveikis klientui, ne? Nes, tarkim, aš taip pasakau, turiu, sakykime, žmogų, neturiu draugą Remigijų, kuris galbūt jam yra visiškai nesvarbu, kokioj pakuotėje arba kokiame įpakavime jau logistikos aspektu jisai gauna tą prekę. Jis gal, pavyzdžiui, mėgsta šiukšlių maišuose jas gauti. Kaip iš tikrųjų yra, kiek yra svarbu pats įpakavimas ir viso to pateikimas jau pačiam klientui, kad jisai grįžtų į parduotuvę, kad jisai grįžtų pas tą, sakysim, tiekėją logistikos, tai kurioje vietoje? Kadangi mūsų parduotuvė jau nebėra butikinė tokia, ar ne, ir siuntos keliauja nebe dešimtimis, o tūkstančiais, tai sudėtinga tą pakavimą ir kiekvieną raištelį labai gražų jau padaryti, nebent tai yra dovanų pakavimas ir klientas visada gali pasirinkti tokią funkciją. O šiaip jau tas įpakavimas mūsų, jisai yra visai, toks sakyčiau, neblogas. Mes beje, ką mes darome dar, mes naudojame dėžes, kurios jau yra panaudotos ne vieną kartą, klijuojame lipduką ir neteršiam gamtos, sakykime. Žaliosios iniciatyvos. Taip. Ir ta dėžė jau panaudota, matosi, kad jinai yra panaudota, ji, sakykime, keliauja dar klientui, tai mes realiai kartono neišmetam, o jį dar paskui panaudojame. Tai čia toks apie patį įpakavimą, kaip sakau, bet kokiu atveju šiukšlių maišuose neišsiunčiam siuntų. Puiku, tai čia labai svarbus paminėjimas apie pakuotės. Iš mūsų pusės gali būti be abejo 1 kartą, 2 kartus panaudota, svarbiausia, kad jinai būtų sveika ir nesugniuždyta. Nes šiame versle, jeigu žiūrėti, visos dėžutės jos susideda į automobilį ir jūsų dėžutė gali papulti ir apačioje, tiek viršuje ir viena kita gali sugniuždyti. Kas šiaip svarbu dėl pakuočių ir įpakavimo, ypatingai elektroniniai komercijoje, kurioje saugumas turbūt. Saugumas be abejo, bet dar viena labai svarbi dalis iš mūsų pusės, nes mes patys kaip vadovai piko metu taip pat važiuojam padirbėti su kurjeriais, pristatinėjam siuntas į paštomatus ir ką mes pastebim, kad elektroninės komercijos žaidėjai neatkreipia dėmesį, kad paštomato dydžiai yra skirtingi.
Ir netgi smulkę prekę įdeda į didesnę dėžutę, kuri, tarkim, netelpa į tą dėžutę, kurių yra daugiausiai paštomate. Ką tai reiškia automatiškai, kad mes negalim išnaudoti pilnai paštomato, o kas darosi su siuntomis, jos pradeda vėluoti. Tai šita vieta labai svarbi, atkreipti dėmesį, jeigu jūsų prekė yra smulki, pasidarykite dėžutės, kad jos tiltų. Ir dar būna tokių situacijų, kad nepatokių, žinoma, čia gal ir iš mūsų pusės, tai yra ta dėžutė įdedama, o ją ištraukti jau sudėtinga darosi, nes jos matmenys padaryti lygiai. Tai atkreipkite dėmesį į šitai, kad reikia pasiruošti dėžutės pagal išmatavimus. Dar pakuotės, kadangi mūsų asmeniškai pirkėjas yra beveik 95% moteris, tai moteriai tas įpakavimas arba siuntos gavimas, unboxingas yra išties labai svarbus ir moteris nori išpakuoti gražiai, tai vėlgi lūkesčių yra įvairiausių, o jau kartais turint laiko ir esant mažesniam apkrovimui, tikrai stengiamės tą siuntą pateikti žmogui kuo mielesnę. Nes turbūt čia irgi, čia greičiausiai atsiranda pirmas dalykas, tai įpakavimas pačio produkto, kuris jau yra, jis jau yra gražus, viskas ten yra aišku, čia turbūt mes ir kalbėjome apie tas daugiau pakuotės, kurios jau skirtos tik tais siuntimui. Sauliau, minėjai, kad tenka ir vadovams pabūti pakavimo procese, čia dėl to, kad tiesiog yra pikas ir nesuspėjat, ar tam, kad susipažint su procesu ir optimizuoti? Čia keli aspektai turbūt yra. Vienas, tai be abejo pagalba, tai yra parodai kurjeris, kad mes esame visi kartu. Tai turbūt Natalija tą patį pasakys, kad ir pakavime vyksta tokie patys procesai įsitraukia. Antra svarba dalis, tai yra tam, kad tu geriau suprastum vykstančius procesus ir matytum, kaip juos tobulinti. Taip, visiškai sutinku, nekartą yra tekę pačiai stovėti prie pakavimo stalų, pakuoti Aš kaip vadovas noriu matyti visą procesą ir noriu žinoti, kur yra nepatogios vietos, galbūt pakuotojai ar ne, čia galim praspręsti. Mes realiai visi vadovai, kurie yra dirba mūsų elektroniniai parduotuviai, visi esam pakavime stovėję ir visi nuo to, kaip sakant, pirmosios tos grandies dalies visą tą procesą žinom puikiai. Tai mes netgi esame vežę į DPD su mašina siuntas, kurios netilpo tada į autobusiuką. Aš įdomu, kaip tai laiko tam užtenka vis tiek ir reklama ir viskas. Turi surasti laiko, nes tada kažkaip Kalėdos gal buvo ir aš pamenu, kad netilpo, mes dar neturėjom paletinio išvežimo ir netilpo į autobusiuką ir mes tiesiog sukrovėm į kelias mašinas ir išvežėm į DPD skirstymo centrą siuntas. Tai turbūt dar kartelį parodo, kad tau rūpi kaip vadovui, kad siuntą klientas gautų kuo greičiau. Matau, kad mūsų laikas jau yra visiškai į pabaigą, tai norėjau paprašyti gal tokio paskutinio akcento. Tai kadangi čia mes turim susirinkusius, manau, tikrai faktas, kad tiem, kam yra įdomu ir aktualu e-komercija, bet taip pat ir verslų atstovus, ir galbūt mažų verslų, butik verslų atstovus, kažkokios, kas pradeda tiesiog komercijai. Žinutė, kokią žinutę pagrindinę, kad reiškiasi, kad ta veikla auktų, kad jinai skeilintų. Kokia pagrindinė žinutė galėtų būti ir kaip ir patarimas? Vėlgi čia labai individualu, ar ne? Nereikėtų vien tik tai mano modeliu vadovautis, nes tai galbūt netiks visiškai kitam žmogui. Ir aš tai sakyčiau daryti tiesiog. Tiesiog dirbti, tikėti savim, mano manimo, ir viskas seksis. Dėti tą pirmą žingsnį, kitaip tariant, pradėti. Aš šiaip esu drąsus žmogus ir aš nebijau nesėkmės. Jeigu taip nutiktų, nieko čia baisaus. Teisingai, labai gerai. Sauliau. Aš dar iš savo pusės, kalbant apie tai, kas padeda suvaldyti tos pikus, tai turbūt toks vienas patarimas būtų visiems, kas dalyvaujate elektroninėje komercijoje, atkreipkite dėmesį į pateikimus duomenis, kuriuos pateikėte mums elektroniniu būdu, reiškia telefono numeris, elektroninis paštas, tikslus adresas ir panašiai, nes kolega vakar kaip tik važiavo, pavadavo kurjerį, sakiau pasižiūrėti, atvažiuoja pasižiūrėti prie namo, ant namo pavyzdys nėra jokio numerio užkabinta, tu negali rasti, duomenyse kai kuriuose sumaišyta namo numeris su būtų numeriu, vėl negali rasti. Tai duomenys ir dar kartą duomenys, jie ypatingai svarbus, nes visi procesai yra automatizuoti ir jeigu tik tai nors vienas procesas iškrenta, reiškia, viena siunta jau nepristatyta, kita gali vėluoti, tada nepatenkinti gavėjai, nepatenkinti klientai, įsijungia visur aptarnavimo klientų aptarnavimo centrai,
begalį daug visokiausių klausimų pradeda kilti. Tai šitoje vietoje pakavimas, kaip sakiau, duomenys yra svarbu. Ir pasiruošimas, aš manau, pasiruoškite tiem pikam, kadangi vis tiek tema yra apie Kalėdas, pasiruoškite dėžutės pakavimo medžiagos, nes jų dažniausiai pritrūkstam. Taip, tai čia ruošk roges vasarą. Vasarą. Tai ačiū, turbūt ačiū dalyviams. Klausimų? Turbūt, ne? Galim klausimų, prie klausimų pereiti. Aš prisėsiu čia šalia jūsų. Ačiū Jums labai, ypatingai didelis ačiū Natalijai. Na, nieko nuostabaus, kad turim ir tokį klausimą. Iš karto galima gal vieną dainą, Gvidas klausia. Natalija, na. Aš sėkmingai šaunu į dangų, laimingai ir be tavo rankų. Neišsigąsk tų bangų. Va čia svarbiausia, šita daina labai atitinka e-komerciją. Nereikia bijoti jokių bangų, bangas pasidarom patys. Tai kaipgi tu dar, Natalija, eini per bangas? Minėjai nuoširdumą, kad tau yra labai svarbu, ar ne? Kokios dar kitos vertybės versle ar taisyklės, kažkokie moraliniai gal aspektai, kuriuos esat nusistatę? Šiaip kalbėti su žmonėmis, klausti jų nuomonės, labai svarbu. Aš netgi pradedu irgi tokiam... Pradedu bandyti klausti žmonių, ar jiems vienokia ar kitokia akcija tiktų. Pasirinkimas, leisti jiem pasirinkti. Tai tiesiog bendravimas. Aš manau, kad tai yra labai didelis aspektas. Nelaikyti tarpo tarp žmogaus, ar ne? Ir turbūt mano kaip dainininkės yra pliusas didelis ir kaip verslininkės, kad to tarpo aš visada patarėja su tiem žmonėm. Jie visada manęs gali paklausti ir nebijoti, aš visada atsakysiu. Taip, tai nes auditorija tave myli, tai yra tavo fanai, sekėjai ir to atstumo nėra tarp jūsų, ar ne, ką paminėjai. Na, o kalbant, ar vis tik čia klausia dabar Natalijai klausimas. Dėl užsienio rinkų klausia Darius. Ar jūs su tokiu verslu ir naudojimu dabartiniu marketingu galima žengti į užsienio rinką? Taip, užsienio rinka lietuviams, tai mums, kaip sakant, dar toks iššūkis truputėlį, bet vėlgi čia logistiniai dalykai ir manau, kad į ateitį žiūrint, mes tikrai, kadangi kūrėme daug labai savo produktų, savo prekių, mūsų prekinių ženklų, tai manau, kad taip, manau, kad mes į užsienio rinkas taip pat žengsime koją. Kai darysite, tikite pas mus į kontorą. Būtinai. Turim dar net kelis klausimus dėl mokamų reklamų. Ar jūs leidžiate jas ir kokias reklamavimo priemonės naudojate dažniausiai? Ar vis tik tai yra tik asmeninis medijų profilis, tik organinis? Mano Instagramas, ten aš nebūstinu, būtent savo socialiniam tinkle. Tuo tarpu pati parduotuvė ir parduotuvės socialiniai tinklai ir Facebooko visos reklamos ten, taip mes žinoma, kad net nemažai investuojame į mokamas reklamas, Google'ai ir visa kita taip. Remiantis Rekvizito LT duomenimis, 2023 metais jūsų pajamos padvigubėjo, tačiau pelnas sumažėjo. Kodėl taip nutiko? Žinokit, aš esu žiauriai neskaičių žmogus. Aš tos skaičius matau, kaip ir jūs, bet nesu apčiuopus. Niekad. Tai žinokit, neklauskit manęs apie pinigus, nes aš galiu tik juos išleisti. Natalija, tu labai žavinga. Čia klausimas? Klausimas dabar bus DPD atstovui, kodėl nėra šiukšlių dėžių prie paštomatų. Tikrai aktualus reikalas. Čia gera pastaba iš tikrųjų dėl šiukšlių dėžių. Mes pamastėme irgi šitą dalyką, tai tas klausimas, kokias išvežta šiukšlės ir ar ten tikrai nebus primėtyta bet kokių šiukšlių. Iš kitos pusės turbūt mes kiekvienas perkame parduotuvės ir panašiai, čekučiai lieka, nors pasimam į namus. Tai jeigu kiekvienas iš mūsų neišmesto likučio nuo lipduko ant žemės ir parsineš ir išmes kitur, manau, padarysime gamtą žalesnį ir tvaresnį. Ačiū labai.
Norėčiau palinkėti Natalijai ypatingai pasiekti didžiausių aukštumų tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose, kad ir ko tu imiesi, tai darai nuostabiai. Ačiū labai. Taip, ir ačiū beje iš tikrųjų dar Gvidui, nes Gvido dėka mes turėjome nuostabų koncertą. Ačiū. Ačiū Jums labai. Ačiū. Iki kitų susitikimų.